Algirdai, jūs sakėt, kad pensijas realiai, mes galim kalbėti apie fondus, valdymą, bet realiai moka dirbantys žmonės. Tokia yra sistema, tokia yra realybė. Kaip jūs matot? Jūs matot prielaidas, kad pensijos, didės šita reforma, politikų siekiai užtikrins, kad jos bus didesnės, tvaresnės, adekvatesnės mūsų gyvenimui? Mes matom, kad visuomenė sensta, mokėtojų mažėja, išmokas gaunančių didėja ir norėčiau čia pritarti prieš tai pono Algirdo išsakytai minčiai, kad reikia ne šitoj vietoje ieškoti problemos. Čia jau yra pasiekmė. Sodra yra jau pasiekmė. O kur esmė? Esmė darbo vietų kūrimas, esmė sukūrimas prielaidų, kad būtų mokami pinigai. Paskui, kaip mes juos čia perskirstysim, ar čia vadinsim tai taškais, tenais kableliais, kabletaškiais ir taip toliau, ir kokią sistemą parinksim, jau yra visai kitas klausimas. Ne to politikai tiesiog užsiima. Ta prasme, tai yra pasiekmė. Išvestinis dalykas. Išvestinis dalykas. Mes galbūt šiek tiek perskirstysim geriau, galbūt truputėlį padaugės motyvacijos, bet pinigų su kiekviena diena vis mažės, o burnų, kurios lauks tų pinigų, vis daugės. Jūs manot, ir toliau mažės pinigų? Aš manau, kad tai vertinant dabartinę infliaciją ir dabartinį būsimą augimą, ta prasme ir visuomenės senėjimą, jeigu mes neimportuosim darbo jėgos. Tai yra akių dumimas šita reforma, užmigdymas, kad čia kažkas vyksta? Ta prasme, jeigu čia kalbėt apie principus, gerbiamas Kęstutis sakė, kad yra suformuojami principai. Aš pažiūrėjau, perskaičiau ir išsivedžiau iš tos reformos savo keletą bazinių principų ir pasižiūrėjau, kad dabartinė sodros sistema visiškai juos atitinka, nei vieno naujo principo. Ta prasme, ir ten tai buvo idėja, kad būtų viskas aišku, solidaru, kad būtų motyvuota ir taip toliau. Mes bandom kovoti eilinį kartą su pasiekmėm ir visiškai nekalbam apie tai, kad galbūt daug daugiau naudos duotų neįgaliųjų perkvalifikavimas ir įdarbinimas, senyvo amžiaus, nes jau jaunimas bėga ir taip toliau. Sakykime, įtraukimas į darbo rinką tų asmenų, kurie dar potencialiai galėtų dirbti, gal jie neturi kvalifikacijos, gal jie nežino, kad jie gali dirbti ir taip toliau. Kažkokių tuščių daug darbo vietų vyrauja struktūrinis nedarbas, tačiau mes dabar jau kalbam apie tai, kad mes importuosim iš Ukrainos, Baltarusijos, iš ten Kinijos žmonės ir taip toliau. Jie mokės mums pensijas? Jo, ir jie mums galbūt mokės, o galbūt pasirinks Lietuvą kaip trampliną toliau važiuoti į vakarų Europą. Taip, kad mes turėtumėm spręsti esminės problemas, o ne kalbėti, kaip čia dabar daugiau taškų bus, dabar žmogus matys, kiek jis taškų surinko, tarkim, įmokėdamas į tą fondą, o šiandien jis taškų nežino, kiek surinko, bet nuo to jo pensija nepadidės. Gerai, kas iš to? Trumpa reklama išsyk, po jos atsikvėpę, mes sugrįšime į karštą vakarą. Grįžtam į studiją, mes kalbam šį vakarą apie tai, kur link mūsų gyvenimas suka šiandien Seimo patvirtintos socialinės reformos gairės. Studijoje Sigitas Besagirskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomikos ir finansų departamento vadovas, Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, Algirdas Butkevičius, LSDP, socialdemokratų pirmininkas, bei Kęstutis Masiulis, parlamentaras, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikdemų narys. Tai vis dėlto dar apie konkretiką. Štai Seime taip pat daug diskusijų, pensinis amžius bus vėlinamas palaipsniui, po truputį. Yra argumentų, kad tai išstums jaunimą dar toliau iš darbo rinkos, vers juos emigruoti, kai kurie opozicijos deputatai sako, pagristi tie argumentai, nepagristi, profesorių, jūsų. Nėra paprastas atsakymas į tą klausimą. Žinoma, kad visi nori, kad žmonės dirbtų kuo ilgiau ir patys žmonės ilgiau dirbti nori, jeigu to darbo vietos yra priimtinos, jeigu darbe nėra streso ir taip toliau. Bet yra problema tokia, kad vien tik tai įstatymai įrašius vėlyvesnį pensinį amžių mes galim nepasiekti norimų rezultatų. Patirtis irgi mūsų jau reformos rodo 95 metų, buvo prailgintas tas išėjimo atidėtas į pensiją amžius, tai senatvės pensininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo 100 000, bet neįgalumo pensininkų skaičius padidėjo 130 000. Ir tie dalykai yra susiję, todėl kai atidedamas toliau išėjimas į pensiją, žmonės bus vyresnio amžiaus, jeigu jam sunku dirbti arba jeigu jis praranda darbą, jis vaikšto pas gydytojus, kol jam pažįstama negalia ir jis pretenduoja tada į neįgalumo pensiją. Ir kiti dalykai, tarkim, diskriminacija darbo rinkoje vyresnio amžiaus žmonių. Tuos klausimus reikia tvarkyti. Darbdavių požiūris iš tikrųjų daugumos, ir ne tik darbdavių, bet visuomenė buvo daryti tyrimai, labiausiai diskriminuojama grupė Lietuvoje pripažįstama pagyvenę žmonės. Tai jeigu mes ir atidėsim tą amžių, bet jeigu žmogus beldžiasi ir ieškosi darbo apie 50 ar 55 metų ir jis jo neranda, tai arba jis eis į darbo biržą, arba eis ieškotis neįgalumo, arba tiesiog
toks kuras. Tai žodžiu, aš pritarčiau, kad žmonės turi ilgiau dirbti ir yra bendresnė tendencija, bet reikia labai daug dar kartų padaryti, kad tai būtų realybė, o ne vien tik tai. Dagys sako, jog tai yra neišvengiamas sprendimas, Europos šalis tą daro, demografija, migracija, senėjimas ir taip toliau. Vis dėlto neišvengiamas, ponia Butkevičius. Jeigu mes kalbėsime apie kitas šalis, tai mes tada turim kalbėti ir kokia ten yra perkamoji galia, ir kokia minimali mėnesinė alga yra. Jūsų neįtikina šitą argumentaciją? Tai matot, vis tiek reikia visada žiūrėti, kokią mes situacijoje gyvenam. Kokia yra bedarbystė? Ar pastaruoju metu per metus, ar ten 2 metus bedarbystė sumažėjo, ar mes tikrai įsteigėm naujų darbo vietų? Jeigu panagrinėt tą visą mūsų bedarbių armiją, tai pamatysim, kad didžioji dalis sudaro nepagyvenę žmonės, bet jaunimas, kaip nebūtų keista, reiškia. Po šito sprendimo jiems sunkiau, lengviau bus ras darbą? Aš manau, jeigu kalbėti vien apie principus ir jeigu jūs sakot, jeigu būtų iš karto prailgintas amžius sekančių kažkokių tai įstatymų, tai aš manau būtų neteisingas dabar priimtas sprendimas. Aš manau, kada ekonominė situacija gerės, kada nedarbas mažės, kada jau kalbama, kad eksportas didėja, bet po to nors tos įmonės pradės didinti darbuotojams darbo užmokesčius arba pradės teikti naujas darbo vietas, nes, žinot, čia nėra mūsų valstybės ekonominių požiūrių išsigelbėjimas arba socialinių problemų sprendimas. Tai aš manau, kad dėl amžiaus prailginimo reikėtų vis dėlto šiuo metu susilaikyti ir neskubėti, nes šitas reiškia pasiūlymas arba toks labai griežtas reikalavimas, kad amžiaus prailginimas įspręs sodros biudžeto problemas, tai yra netiesa. Jūs neremsit? Ne, šiuo metu tikrai ne. Kęstuti, jūsų požiūrį, neišvengiamas tas ilginimas? Kokiais argumentais jūs remiate? Populistiškai kalba kolega. Žiūrėkite, iš tikrųjų, aš pritariu vėlgi profesoriui Lazutkai, viską reikia daryti iš tikrųjų pakankamai jautriai, nes darbo rinkoje santykiai nėra tokie, kad nereikia taisyti. Tačiau vis dėlto problema išlieka. Štai demografai sako, kad dabar, nuo dabartinių 58% žmonių tenkančių dirbančiųjų ir likusi dalis yra nedirbančiųjų, po 50 metų liks 41%. Taigi trečdalis sumažės. Dirbančiųjų? Taip, dirbančiųjų skaičius per 50 metų trečdalis sumažės Lietuvoje. Tokia yra mūsų demografinė situacija. Žmonės iš tikrųjų mažai gimdo, dar ir išvykę yra ir išvykinėja. Tai tokia yra planuojama demografinė situacija. Jeigu dabar tenka vienam pensininkui 1,6 dirbančiojo, tai ateityje teks tik vieną pensininką, vienas dirbantysis vidutiniškai išlaikys. Tai tikrai kažką tai reikia daryti. Visos ES valstybės kalba arba planuoja pensinio amžiaus ilginimą. Nėra besielgiančių priešingai. Gyvenimo tokios aplinkybės yra. Tai dabar mes tikrai negalėsime elgtis atvirkščiai. Tačiau dabar, kalbant apie pensinio amžiaus ilginimą, iš tikrųjų reikėtų įvesti tam tikras lankščias priemonės, ankstesniam išėjimui ir panašiai, motyvacija kabintis, likti darbo rinkoje, kad žmogus būtų suinteresuotas, matytų tam tikrą naudą, tarkim, pensijos dydis jam nuo to priklausytų ir panašiai. Čia taškų esmė, kad sukurti paskatą žmonėm matyti, kaip jo pinigėlį vaikšto. Tai čia yra siūloma papildomai skatinti žmonės, motyvuoti juos kabinti. Žiūrėkit, Delfi štai Jaguona rašo, mūsų pensija, mūsų pačių reikalas, nėra ko tikėtis iš valstybės, reikia patiems apie save galvoti. Štai ir premjeras kalba apie tai, kad reikia galvoti žmonėm paraleliai apie sodrą, kad sodra pasirūpins tą bazinę dalim, bet ir apie privatų kaupimą. Sutinkat su tuo, kad reikia žmonėms šiandien sukt galvą ir kaip jiem patiems pasirūpinti senatvę? Na, manau, kad čia visiškai teisinga mintis. Mes tiesiog per tarybiniais laikais pripratom, kad valstybė visko pasirūpins už mus. Iš tiesų, kiek tenka bendrauti ir su vakarų Europos piliečiais, kurie, nepaisant to, kad jie turi pakankamai geriau išvystytas sistemas, tarkim, Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje ir taip toliau, vis tiek jie stengiasi sukaupti kažkokį turtą. Turtą, kuris paskui galėtų duoti jiems pajamas, ar akcijas, ar obligacijas, ar, sakykime, investuoja kažkokius fondus ir taip toliau. Na, visais atvejais tiesti ranką valstybei nėra išeitis.
Profesoriau. Aš iš tikrųjų 30 metų pragyvenau tam sovietmetį, bet nejaučiu, kad ypatingai valstybė manim rūpintųsi. Ir kitą dalyką pasakysiu. Ir anais laikais, ir dabar aš vengčiau moralizuoti žmonės ir mokyti, kad jiems reikia taupyti, atidėti. Iš tikrųjų, lietuviai ir visi kitų tautų iš tikrųjų susigaudo. Ir jie turi santaupų. Ir anais laikais žmonės taupydavo ir pavogdavo iš kolūkio, kad daugiau susitaupytų. Ta žmonės paprastai moka, jų pirštai save lenkti ir jie žino, kad tikrai jau dabar geriausias argumentas, dabartinės pensijos, dabartinė socialinė padėtis yra geriausias argumentas žmonėms, kad reikia savim rūpintis ir man atrodo, kad visi tai supranta. Profesoriau, bet iš ko taupyti, jeigu minimalus yra 6-7? Čia yra pagrindinis klausimas, kad gali mokyti ir moralizuoti žmogui kiek nori, bet jeigu jam savaitę lieko iki algos, o pinigai baigėsi, tai iš ko jis taupys? Tai čia atskiras klausimas. O tie, kurie turi daugiau pajamų, aš nebejoju, kad perka, investuoja į nekilnojamą turtą. Ir taip dabar matyti taupo. Kęstuti ir Algirdai, jūsų požiūrį dėl šito. Klausykite, tikrai kitas įgis ir matai, jeigu žmonės žiūri ir gali labai susinervuoti, kada 37% Lietuvos dirbančiųjų gauna iki 1500 litų atlyginimo. Arba, aš nekalbu apie iki 800 litų ir jie užduoda klausimą politikams. Jūs paimkite ir parodykit, pabandykit, sako. Iš ko taupyti? Iš ko taupyti. Bet kalbant apie verslo, irgi tie, kurie dalyvauja, aišku, valstybė ko turi pasirūpinti? Palankius įstatymus priimti, kad reiškia paskatintų pirkti, pavyzdžiui, akcijas. Pavyzdžiui, daugelį, aišku, vakarų šalių yra, kad iš pelno dirbantiesiems leidžiama nusipirkti, reiškia, akcijas. Ir ta pelno dalis yra neapmokestinama. Aš, atrodo, 2003 metais tą įstatymo projektą esu paruošęs, bet jį buvo labai keistai žiūrima. Nors Pramoninkų konfederacijų pristačiau. Patys darbuotojai galėtų įsigyti įmonės akcijų. Ir jisai, kol dirba, jas turi ir jiems sudaroma sąlyga, jisai, kada baigia dirbti, išeina pensiją, jisai turi teisę vėl tą pačią įmonį parduotas akcijas. Ir vėl arba jisai trumpai, aš nežinau, kokie jūsų pramonininkų požiūris. Ar čia... Ne, tai buvo labai teigiamas tuo metu. Aš manau, kad ir dabar jis būtų teigiamas. Kęstuti. Žinot, aš irgi manau, kad negalima taip apeliuoti visus, kad jūs visi turite kaupti. Į jaunus, gabius, aktyvius, mes taip galime apeliuoti ir jie turėtų kažkiek pasirūpinti. O kur kitiem dėtis? Bet ne visi yra gabus, ne visi yra jauni ir ne visiems Dievas davė to verslumo gyslelės ar dar kažko. Tai dabar vis dėlto, matyt, valstybės parama pensinio amžiaus žmonėms yra, buvo ir išliks. Ir mes turime rūpintis jos kokybė. Negali būti taip, kad nesirūpiname. Tai dabar už tai čia irgi turėtų būti daugiau teisybės. Negali būti taip, kad vieni kažkokiu būdu įsigudrina gauti po kelias pensijas, o kiti yra nuskrausti, tai mes tą turime keisti. Negali būti taip, kad žmonės tie, kur netgi apsisprendė taupyti ir patys kaupti, bet jų pinigai išvilpia pro kaminą ir niekam nerūpi. Ir valstybė sako, nereikia čia nieko. Aš matau, Algirdas Butkevičius sako, kad dėl šitų dalykų matyti lengviau bus susitarti. Tai vadinasi, tas gaires sudėti principai yra reikalingi visų pirma žmonėms. Teisingai. Ir mes turime surasti sutarimą. Dėkui, kad šį vakar buvot su mūsų žiūrovais, dėkui už tai, kad žiūrit mūsų laidą Karštas vakaras kiekvieną darbo dieną be 8:30 vakare per Baltijos televiziją. Mes esam Facebook'e bei pasiekėme elektroniniu paštu, likit su mumis.